Sveiki stalo teniso gerbėjai, mylėtojai. Šiandien turiu malonų pokalbį su Silverijum Potkaliu, Vakarų stalo teniso akademijos įkūrėju. Pabendrausim, įdomu, kur tas pokalbis nuves ir apskritai, kuo mes galim kiekvienas prisidėti prie stalo teniso. Tai važiuojam, truputį prisistatyk apie save. Malonu, kaip ir minėjau, esu Silverijus Potkalis, šito klubo esu įkūrėjas. Vakarų stalo teniso akademijos įkūrėjas ir vadovas Silverijus Potkalis. Ir stipriai dirbam su stalo tenisu, propaguojam, organizuojam ir kuo toliau, tuo vis daugiau ir daugiau plečiam savo veiklą. Super. Na, truputį apie istoriją pakalbėkime. Kaip kilo mintis stalo tenisas pačiam? Kodėl stalo tenisas? Kada, kaip, kas? Truputį papasakok visiems, tai įdomu. Daug metų sportavau futbolą ir žaidžiau profesionaliai šiek tiek futbolo. Tačiau atėjo laikas ir amžius, kai jau ir traumos davė savo žinoti, pradėjau ieškoti kitos sporto šakos, kur galėčiau pats save kažkiek realizuoti, gal taip pat ir surišti su darbu. Ir išbandęs ne vieną sporto šaką, supratau, kad stalo tenisą galim žaisti iki pat senatvės ir likti sveikam, be traumų ir taip toliau. Tai vienas iš tokių dalykų buvo pasibandyti su mūsų Klaipėdos vienu iš geriausių žaidėjų Laurynu Pakalniškiu. Su juo padariau asmeninių treniruočių, pabendravom apie išvis, kas vyksta Klaipėdoje, sužinojau, kad labai sudėtinga su stalo tenisu, niekas daug kom neužsiema, kelios grupelės savo uždaruose rateliuose žaidžia. Kaip ir kiekviena mieste turbūt uždaros grupės. Tai ir kilo mintis, kad ne tiek gal pradžiai buvo mintis, kad sukurti klubą dėl to, kad mes varžytumėmės, dalyvautumėm varžybose. Gal daugiau buvo mintis, kad galėtų paprasti miestiečiai, tokie mėgėjai kaip aš ar kiti, ateit pasižaisti. Kad būtų kur. Nes realiai vietos pasižaisti, tai Klaipėdai nebebuvo, kad suburti didelę bendruomenę. Pavieniai stalai, sporto klubuose ar kažkur tai galim buvo rasti, ar buvo etnos klubelis, kuris irgi toks, jie egzistavo savo grupelę, bet sudėtingai ten buvo taip pat sportuoti. O kada įkūrėt Vakarų stalo teniso akademiją? Šiais metais sausio 4 dieną jau buvo metai. O, tai dabar eina 2 metai. Kaip kilo pavadinimas? Iš kur? Pavadinimas mes radau bendražygį, bendramintį Arūną Šuiką, sporto direktorių, kuris taip pat irgi kažkada mąstė, gal reikėtų atidaryti kažkokį klubelį, gal ką, tai pasišnekėjom ir iš bendro pokalbio paprasčiausiai gimė. Gal norėjom daryti Klaipėdos stalo tenisas, paskui pamastėm, kodėlgi nepadaryti regioninį. Pavadinimas ir gautus Vakarų stalo, nes Vakarų Lietuva, tai Vakarų stalo teniso akademija. Tai su šia mintim, kad neapsiribot vien miestų ir kad atvažiuotų ir iš kitų miestų pažaisti ir su kitais bendrauti. Tai šiaip kol kas pasiteisino tas pavadinimas. Super. O kas pačiam teikia daugiausiai džiaugsmo, pasitenkinimo darant visą šitą veiklą? Nes iš esmės jinai kaip ir nėra čia verslas, tai yra daugiau hobis. Realiai tai kaip ir pradėjom, kaip ir dabar sakom, šiai dienai čia yra socialinis projektas. Nėra čia, niekas nešneka apie pelnus, niekas nešneka apie verslus, paprasčiausiai norim, kad tik tai išsilaikyti, susimokėti nuomą, išmokėti trenerių atlyginimus ir šiai dienai mums to pakanka. Tai bus ateityje matysim. O paskata visada yra, žmonės ateina, sportuoja, matai jų džiaugsmus, kad po 20-30 metų paima raketę. Visi pasipasakoja praktiškai tas pačias istorijas. Žaidėm mokykloje, žaidėm stovykloje, dabar su knygom žaidėm, tai čia iš vis topos numeris 1 yra. Vietoj tinkliuko knygos. Taip pat ir aš su savo tėvuku buvom pasistatę įskleidžiamą stalą. Ir ten dėdavom knygas ir daužėm su bet kokiom lentelėm, salionė žaidėm tenisą. Tai čia didžioji dauguma taip ir buvo. O dabar, kaip bebuvę, šitas klubas yra nerealiai geras. Stalai, inventorius, kaip su pagalba? Vis tiek kažkas pagelbėjo, tai reikalavo milžiniškų investicijų. Gal truputį apie patį klubą įkūrimą? Taip, investicijos buvo tikrai labai didelės, bet mes ėjom su ta linkme, kad kažką padaryti Klaipėdai.
investuoti yra nemaži pinigai su mintim, gal kada nors pasiseks, nors šiek tiek susigrąžinti, kaip ir minėjau, daugiau einam kaip socialinių projektų. Tai gal kada išvystysim, pakelsim lygį ir taip toliau, gal kažkokia grąža bus. Bet pagalbos turime nemažai, ypač turim pagalbos iš tų, kurie mažai turi pinigų, kurie nori idėjiškai prisidėti, idėjiškai pagelbėti. Yra daug ir tėvelių, kurie prisideda prie organizacinių reikalų, jie ateina padeda. Pirmin. Na ir paskutinis klausimas, ką palinkėtum esamiems, būsimiems stalo teniso entuziastams, žaidėjams, gerbėjams, žiūrovam ir visiems povam? Tai geras klausimas, sudėtingiausias. Čia perliukas. Jo, kai sako žmogui, kai gimtadienis ką palinkėti, žinai, sveikatos. Tai jau dabar, kai stalo tenise, tai greičiausiai, kad balti kamuoliukai netaptų raudonais. Ir kad... Aš sakyčiau, kad reikia susirasti savo kelią. Tai mes ieškom stalo tenise kelią, kiti taip pat ieško futbole kelią, kiti ieško gal kitose sporto šakose ar išvis veiklose, gal kiti piešia. Aš manyčiau, kad nepriversime žmogaus, kuris to nenori daryti, žaisti stalo tenisą ir nežaisti. Bet paskatinti tikrai galime. Paskatinti galime, bet kada. Aš manyčiau, kad reikėtų, profesionalai žino, ką daryti, kad reikia treniruotis ir taip toliau, daug dalyvauti, rinkti reitingus, taškus. Tai juos reikėtų, čia daugiau reikėtų įtraukti paprastai visuomenę, kad taptų laisvalaikis stalo tenisas. Ir gyvenimo būdas, kaip gyvenimo būdas paskiau jau tampa, nebėra kur dygti. Na ką, ačiū, kad žiūrėjot, dar sėki Silverijus Podkalis, aš Darius Kiaulakis, iki sekančio. O, viso gero. Nežinau, pasikarpysi, kad... Super. Tai čia, kuo paprasčiau, kuo be tokių, to geriau. Komanda merginos dabar pas mumis sportuoja ir daug vyrų, kurie taip pat turi aukštus reitingus ir žaidžia iki šiol dar arba žaidė. Ir smagu tai, kad didžioji dalis, kai mes pradėjom šitą veiklą, tai buvo pensinio amžiaus arba daug vyresnio amžiaus žmonės, kurie kažkur tai žaidė, kažkur ir visi pradėjo po truputį eiti. Nors turėjom ir skeptikų, nemažai sakė, baikit, kas jums eis, kas jums čia žais, kas čia sportuos, nėra Klaipėdai žaidėjai. Pasirodo, turim virš 100 jau klubo narių. 100 klubo narių? Taip, jau treniruojam virš 60 vaikų. Kiekvieną mėnesį turime grupės. Tai koks stalo teniso klubas gali pasidžiaugti 60 vaikų? Turbūt sporto mokyklos ir tai ne visos gali to pasidžiaugti. Negaliu atsakyti, labai stengiuosi nesidomėti ir mes stengiamės kažkur labai toli nebėgti, neieškoti, kad girtis, kad kažką padarėm. Einam savo nustatytų kelių, darom savo veiksmus darbus ir stengiamės tik tai populiarinti, bet ne kažką aplenkti, kad būtumėm kažkokiose srityse pirmi, kad kiti blogiau daro, ar mes geriau, aišku, renkam informaciją tą, kas mums padėtų. Gerąją praktiką. Gerąją praktiką. Tai... Na, pamotyvuokim žmonės, kurie galbūt galėtų ar norėtų įkurti klubą. Ką jiems verta būtų žinoti, kokie gali būti sunkumai ar kaip tik paskatinimas apskritai. Įkurti klubą nuo nulio, ką galėtumėt patarti? Sunku būtų pasakyti, mano kelias buvo vienas, man pasisekė, kad turėjau bendraminčių ir tie, kurie galėjo pagelbėti finansiškai. Aišku, pradėti visiškai nuo nulio ir su vienu stalu ar dviem labai yra sudėtinga, bet tai nereiškia, kad tai nereikėtų pradėti daryti. Galima tai pradėti daryti su vienu, su dviem stalais ir po truputį eiti, ieškoti entuziastų. Reikia daryti. Reikia daryti ir tada viskas bus. Kaip ten sako, laikykitės ten. Jo, Table Tenisas LT irgi daro. Daro. Tai jau, reiškia, jau dvi kompanijos gerai daro. Jungsim toliau. Na, čia bendrai visiems turbūt įdomu šiai dienai klausimas, o kaip stalo tenisas Lietuvoje turėtų vystytis, kaip paties nuomonė. Kas galėtų būti geriau, ką galėtumėm kiekvienas prisidėti, ar apskritai pagalbos kažkokios tikėtis turbūt neverta, nes reikia nuo savęs pradėti žiūrėti. Taip, tik tai nuo savęs reikia. Kuo mes daugiau dirbsim, kuo mes daugiau įviešinsim, kuo mes daugiau pritrauksim įvairių sluoksnių, amžių, iš visų sričių tų žmonių, įviesim kultūrą arba grąžinsim kultūrą stalo teniso, kuri prieš tai buvo gana aukšta ir aš manau, kad buvo
Tikriausiai kokiam 10-uke tai tikrai sporto šakų Lietuvos stalo tenisas reikėtų po truputį jį grąžinti. O kuo daugiau atsiras entuziastų, kuo daugiau vaikų pradės, kuo daugiau suaugusių pradės sportuoti, aplamai sportuoti, kuo didesnė sporto kultūra atsiras. Tai čia tik tai pirmin. Na ir paskutinis klausimas. Ką palinkėtum esamiems, būsimiems stalo teniso entuziastams, žaidėjams, gerbėjams, žiūrovam ir visiems ovam? Tai geras klausimas, sudėtingiausias. Perlikas. Tai jo, kai sako žmogui, kai gimtadienis ką palinkėti, žinai, sveikatos. Tai o dabar kai stalo tenise, tai greičiausiai, kad balti kamuoliukai netaptų raudonais. Ir kad... Aš sakyčiau, kad reikia susirasti savo kelią. Tai mes ieškom stalo tenise kelią, kiti taip pat ieško futbole kelią, kiti ieško gal kitose sporto šakose ar išvis veiklose, gal kiti piešia. Aš manyčiau, kad nepriversime žmogaus, kuris to nenori daryti, žaisti stalo tenisą ir nežaisti. Bet paskatinti tikrai galime. Paskatinti galime, bet kada. Aš manyčiau, kad reikėtų, profesionalai žino, ką daryti, kad reikia treniruotis ir taip toliau, daug dalyvauti, rinkti reitingus taškus. Tai juos reikėtų, čia daugiau reikėtų įtraukti paprastai visuomenę, kad taptų laisvalaikis stalo tenisas. Ir gyvenimo būdas, Ir kaip gyvenimo būdas paskiau jau tampa, nebėra kur dyti. Na ką, ačiū, kad žiūrėjot. Dar sėki Silverijus Podkalis. Aš Darius Kiaulakis. Iki sekančių. Malonu, viso gero.